Būna žmonių, kurie niekaip negali apsispręsti, kas jiems gyvenime yra svarbu, ko jie nori, ko jiems reikia, galų gale kuriuo keliu jiems eiti, arba jie tiesiog yra situacijose, kuriuose jiems nepatinka būti, bet tarsi galios priimti galutinį sprendimą kažką pakeisti, jiems trūksta. Bet jie visą laiką sako, ne, aš nenoriu, man nepatinka taip, kaip yra, jie skundžiasi, jie dejuoja. Jeigu žmogus yra pasimetęs ir negali priimti sprendimo, ir tai nėra vien tik tai dėl to, kad jam trūksta dėmesio, bet jis iš tikrųjų yra įstrigęs tam tikroje situacijoje, tai galima iš tos pozicijos pagalvoti, okei, kaip mano gyvenimas atrodytų, jeigu aš būčiau štai dabar štai tokioj vietoj, tokioj erdvėje. Nes žmonės mėtosi dažnai dėl keleto priežasčių. Viena iš tų priežasčių yra baimė klysti. Tai yra baimė imti ir padaryti kažką, kas po to gerokai atsiruks, vienaip ar kitaip. Ir dėl baimės klysti labai dažnai žmonės išlieka prastuose santykiuose, nepatinkančiam darbe, visokiose užsiėmimuose, kurie jiems faktiškai automatiniai ir visiškai net neartimi sielai. Labai ilgą laiką, kol galų gale ateina kažkoks labai stiprus lūžio taškas ir gyvenimas vos ne prispaudžia juos tam pokyčių padaryti, tai yra dėl to, kad jie bijo klysti ir jie negali paimti ir pasakyti savo, jo, nesvarbu, kokios bus problemos, aš su jom vis tiek susidarosiu. Kitas momentas yra nežinomybė, nes jeigu žmogus susiduria kasdieną su tam tikromis problemomis ar su sunkumais, arba jeigu kažkokiam net ir nepatinkančiam darbe yra, tai jisai vis tiek žino, kad vienaip ar kitaip su ta situacija, kurioje jis yra, jisai susidoros ir susitvarkys. Kai tuo tarpu galbūt tas žmogus norėtų kurti kažką, tai keisti savo gyvenimą, daryti dalykus, kurie jam iš tikrųjų patinka, bet ten yra tiek daug klaustukų ir tiek daug nežinomųjų, kad tas žmogus tiesiog ima, atsitraukia ir sako, ne, man reikės labai daug čia visko pakeisti, gyvenime padaryti ir aš tikrai nesu pasiruošęs tam, nepasiryžęs, dar nelaikas ir taip toliau. Tai vat, ką padaryti tokiose situacijose? Vienas momentas tai, kad galima nepulti stačia galva į tai, kas gąsdina arba kur ten iš tikrųjų norėtųsi pabūti, bet kaip ir baugina. Galima tiesiog pasiskirti laiko ir pasibandyti. Tarkim, skirti tam vieną kartą per savaitę, vieną, tarkim, dieną per savaitę ir pabandyti pabūti ar padirbti kažką tai metus, pasimokyti galbūt. Tiesiog tą situaciją pagyventi ir pažiūrėti, ar jinai tinka, prisijaukinti ją. Ir jeigu jinai tinka, tai greičiausiai bus galima pereiti po truputėlį į tą poziciją, kuri iš tikrųjų yra įdomi gyvenime, ar į tą darbą, ar į kažkokį pomėgį ir panašiai. Kitas momentas, reikia suprasti, kad su visom problemom, su kurios iškils jūsų gyvenime, jūs vienaip ar kitaip susidorosit. Susidorojot iki šiol, susidorosit ir tada. Nes, aišku, problemos, su kuriuom mes susidurėm šiandien, jos atrodo mažos ir paprastos. Tas problemas, kurias mes matome ateityje, jos dažniausiai atrodo gerokai didesnės ir išpūstos, negu kad tais momentais, kada mes prie jų priartėjam. Dar yra vienas dalykas, toksai, man atrodo, svarbus, kad yra toks dalykas kaip pasipriešinimo pokyčiams jėga. Ir jinai yra begalinė, jeigu žmogus nežino, kokius pirmus žingsnius padaryti, nežino savo vizijos ir padėtis, kurioje jis yra patenkinama. Tai yra, jinai nėra tiek bloga, kad reiktų kažką keisti. Jeigu nors vienas iš šitų trijų dalykų yra nulinis, tai yra, jeigu žmogus arba neturi vizijos, arba nežino, ką konkrečiu atveju daryti, arba nėra ta padėtis tokia bloga, jisai niekur nepajudės iš tos vietos. Taip, kad visi šitie dalykai turi būti, kad įvyktų kažkoks pokytis. Tai vat,
Kitas momentas yra elementarus patarimas, tiesiog skaityti apie dalykus, kurie jūs domina, žiūrėti video, kalbėti su žmonėmis, kurie gyvena tuo. Susirasti aplinką žmonių, kurie tame būna kiekvieną dieną ir tiesiog su jais pabūti kartu, sakyti, žiūrėk, va, tu darai tą, tu esi šitoj profesijoje, tu galbūt mėgsti šitą sportą, galbūt tu turi šitą hobį. Kaip yra būti tame? Ar tu gali, man atsakyti į konkrečius klausimus, kurie mane dabar gazdina ir tada imti ir susidėlioti savo tuos taškus, kurių galbūt trūksta jūsų toj mozaikoje, kad, tas gyvenimo pokytis įvyktų. Ir aišku, yra žmonių, kuriem, kaip aš ir sakiau pradžioj, ta būsena tokio nuolatinio mėtymosi ir nuolatinio tokio neaiškumo, jinai yra priimtina ir jinai jiems tinka psichologiškai, tai yra kaip savas rūbas. Kad toks žmogus atsidūręs situacijoje, kurioje yra viskas stabilu, kurioje yra tiesiog gera būti, nes tai yra sava, jis pradėtų jausti tiek nerimo, nes tai yra neįprasta, kad tai išmuštų iš vėžių ir jisai vėl atgal grįžtų į tą mėtymosi būseną.